Neseniai paaiškėjo, kad vienas garsus rašytojas skriaudė daug moterų ir dabar kai kas sako, kad turėtume išmesti jo parašytas knygas. Žinome, kad per visą istoriją buvo puikių menininkų ir rašytojų, kurie sukūrė šedevrus, tačiau asmeninėme gyvenime elgėsi baisiai. Pavyzdžiui, Wagneris, kuris buvo puikus muzikantas, bet didelis antisemitas. Klausimas toks. Ką daryti su menininkų kūriniais, kai paaiškėja, kad jie buvo blogi žmonės? Ar turėtume jų kūrinius išmesti? Ne, vienas dalykas neturi nieko bendro su kitu. Jis gali būti puikus rašytojas, nuostabus muzikantas ir taip toliau, kuris taip pat rašo apie gražius ir kilnius dalykus. O savo asmeninėme gyvenime, lygiagrečiai su tuo, daryti baisius dalykus. Du charakteriai. Gerasis, kuris gali rašyti apie nuostabius dalykus, ir blogasis, kuris daro baisius dalykus. Kaip jie sugyvena viename žmoguje? Sugyvena. Toks yra žmogus. Tai tam tikra asmenybės dvilypumo forma? Ne, žmogus savyje talpina viską. Ką turite omenyje? Visos spalvos, viskas. Nuo blogo iki gero ir nuo gero iki blogo. Ateityje žmonės bus blogesni ar geresni? Jie supras savo blogį ir tai privers juos būti gerais. Tai stipru. Ar galėtumėte šiek tiek paaiškinti? Jie suvoks savo blogį, savo negebėjimo suartėti su kitais. Ir tada jie supras, kad neturi kito pasirinkimo, kaip tik keistis. Kodėl kūrėjas sukūrė šį pasaulį tokį pilną blogio? Tam, kad mes suprastume blogio esmę, tada panorėtume eiti į gėrį. Negalime to padaryti be šito suvokimo. Neįmanoma ateiti į gėrį, nepažinus blogio. Kūrėjas yra geras ar blogas? Kūrėjas yra grynas gėris, o mes esame tik blogis. Ir mums reikia paversti savo blogį į gėrį.